vienas toksai kaip ir klasikinis arba standartas yra, kaip yra apšviečiamas objektas, filmuojamas, tarkim. Fotografijų irgi tą patį galima taikyti, tik tai ten mes dirbam paprastai ne su prožektoriais, o su blykstem. Bet blykstas irgi galima tam tikrą logiką išstatyti, kad jos apšviestų mūsų objektą. Tai minimaliai mums reikia apšvietimui 3 šviesos šaltinių, 3 taškai. Jeigu mes turim savo objektą kažkokį, tai čia, nu tą patį kakutį galime, ne, apšviesti, garuojantį. Tai mes jį apšviečiam su 3 šviesos šaltiniais, 3 lempom, 3 prožektoriais, kaip norit galit vadinti. Vienas šviesos šaltinis šviečia iš galo. Prožektorius vienas iš galo ir 2 prožektoriai iš priekio. Trys šviesos šaltiniai į vieną kakutį. Ar ne? 3. Vienas iš galo, 2 iš priekio. Dabar kaip yra šviečiama iš priekio? Yra vienas pagrindinis prožektorius arba lempa. Pagrindinis angliškai gali rasti terminų key light, o kitas yra užpildantis. Arba fill light. Tai dabar, kai jūs apšviečiat savo objektą, jeigu mes apšviesim tik su viena lempa iš priekio, tarkim, ne tiesiai iš priekio, bet truputėlį šoną, ne, kaip pagal šitą logiką. Tai jeigu, tarkim, iš dešinės pusės man krenta šviesa ant veido, tai, tarkim, nosis, burna, visi iškelimai, dubimai, šitoj pusėje sudaro tam tikrus šešėlius. Pagaunat, ne? Jeigu vienas šviesos šaltinis, čia jau šviesa nepraeina per tam tikrus kalnelius, ar ne, ir čia atsiranda šešėlis. Kaip tai atrodo? Galite ateit kas nors keli žmonės padėti čia su lempom pasižiūrėti, palaikyti reikės. Ką padaryti, mažiau šnekėti, daugiau klausyti. Čia abiejų reikia? Jo. Ar mes būsim lempas? Jūs būsit lempas. Taip, truputėlį lempų. Gerai, pabandom pradžią pasižiūrėti. Su šitą. Gerai, laikai iš šono. Gesinam šviesą ir žiūrim, kaip atrodo. Jeigu jūs apšviečiat savo objektą iš vieno tik tai šono, matote, ne? Aš pats savęs nematau, bet turėtų būti čia daug šešėlių, ne? Kitaip sakant, aš pats su savo nosim ir ten kitom dalim užstoju kitą pusę, ne? Neapsišviečia. Dabar, jeigu mes pajungsim... Dabar, jeigu mes pajungsim dar vieną lempą, gal nenusitrenksi. Šiau, tik, kad nepraeistų. Čia? Reiškia... Gerai, šviečiam. Tai truputėlį taip, jo. Tai viena yra lempa pagrindinė, žiūrėkit, atsistokit, va čia, kad visi matytų. Tu, Kamilė, čia stovėtų. Tai va, aš ir galvoju, kad man čia yra. Dar truputėlį vieną arčiau. Maždaug taip. Ir dabar man veidą viduje pašvieskit. Tai reiškia, yra viena pagrindinė lempa, kuri truputėlį viršų. Dar, nu... Aš nežinau, kaip čia. Nu, pakelk rankas. Ai, rankas. Jo, šviesti. Gerai? Jo. Dabar... Galėčiau dirbti apšvietėję. Dabar mes turim vieną pagrindinę lempą prožektorių, o kita yra silpnesnė, jinai užpildanti. Tai jeigu mes va šitą dabar išjungiam, nu, ne? Lieka tik tai pagrindinė lempa, vis tiek šitoje pusėje gaunasi stiprus šešėliai. Jeigu mes pašviečiam, tie šešėliai susilpnėja. Ačiū, nebešviesti. Dabar jeigu... Išjungčiau? Iš manęs tiesą išgaunu. Jo, jeigu mes... Beveik matau viską. Jeigu mes apšviečiam su 2 vienodom lempom, vienodu intensyvumu ir visiškai nepaliekam jokių šešėlių. Nu vėlgi, žinioms toksai apšvietimas kaip ir tinka, bet jeigu mes norime išgauti natūralesnį vaizdą, mums reikėtų naudoti truputėlį skirtingo stiprumo šaltinius. Tai vienas gali būti stipresnė lempa, kitas gali būti truputėlį silpnesnė lempa. Ką daryti, dabar sakysit, o iš kur mums gautų skirtingų lempų? Jeigu jūs turit 3 vienodas lempas, tai gali tiesiog truputėlį su viena lempa toliau atsitraukti nuo to savo objekto, ne, nuo tos krūvelės, kurią norit apšviesti. Tai mes truputėlį toliau atsitraukiam, automatiškai ta krūvelė gauna mažiau šviesos ir mes turim skirtingo stiprumo šviesas. Dabar trečias šviesos šaltinis yra šviečia į galą, iš galo.
Tai tas vadinamas kontrinis apšvietimas arba angliškai backlight galim sakyti, ar ne, arba contralight. Kontrinis arba galinis apšvietimas. Ką jisai duoda? Dabar jeigu vėl kas nors ateitumėt trumpam į sceną demonstracijai. Nu kas nors greitai ateikit, nebijokit, kad čia ne... Bijot labai. Ateikit. Tai, nu dabar atsistokit. Ačiū. Dabar jeigu mes pašviečiam iš galo, atsiranda tas toksai, kaip sakyt, erdvės pojūtis, ar ne? Jisai nėra toksai vaizdas, kad iš 2D tarsi perinam į 3D. Aišku, tai baisiai vizualiai galbūt didelio efekto neduoda, kad čia iš karto pašviečiam ir iš karto į 3D pasaulį patenka žmogus. Bet galit patys pasieksperimentuoti ir pabandyti pafilmuoti ar pafotografuoti su galiniu pašvietimu ir be galiniu pašvietimu. Ir pasižiūrėti, kaip skiriasi vaizdas. Tai ačiū. Jo, tai ką mes darom filmuodami, stengiamės naudoti tos 3 šaltinius, 2 iš priekio ir 1 iš galo. Dabar kaip turėtų šviesti tas šaltinis, kuris yra iš galo? Jeigu iš priekio mes turim daugiau mažiau nelabai aukštai pakeltus tos šaltinius, iš galo gali jis truputėlį taip iš viršaus šviesti, ne? Tą mūsų objektą. Nes jeigu mes jį pakankamai žemai pakabinsim, tai gali būti, kad jisai švies tiesiai mums į kamerą. Tai mums to galbūt visai nereikia. Tai reiškia, mes jį aukščiau pakeliam ir jisai šviečia, apšviečia žmogaus pečius ir galvą. Dabar tai dabar ką mes galim nusibraižyti dar vieną kažkokią tai giją piešti, ne savo mindmapę. Apšvietimas. 3 taškai ar ne apšvietimo yra. Vienas yra pagrindinis šviesos šaltinis, kitas šviesos šaltinis yra užpildantis. Ir trečias šviesos šaltinis yra tas backlightas arba iš galo, kaip čia lietuvių, galinis. Nu gerai, galinis, kad būtų lengviau. Kad būtų lengviau atsiminti galinis. Tai pagrindinis, užpildantis ir galinis. Ir čia irgi galite pasipiešti tą kokią nors krūvelę, ar ne, kurią mes apšviečiam su 3 prožektoriais. Vienas yra galinis ir 2 pagrindinis ir užpildantis iš priekio 2. Tai ką, turim 3 šviesos šaltinius ir vėlgi filmuodami, kai jūs filmuosit, prašysim, kad jūs laikytumėtės tų taisyklių ir taip apšviestumėt ir taip komponuotumėt savo tos pagrindinius filmuojamuosius objektus. Dabar ką daryti, jeigu jūs filmuosit lauke arba prie dienos šviesos. Šitie 3 taškai apšvietimo, jie yra labiau kalbam apie dirbtinę šviesą, ar ne? Kaip? Tamsoj. Tamsoj, galim tamsoj, jo. Jeigu jūs išeinate į lauką, ten jau reiktų labai stiprių lempų, kad jūs išgautumėt kažkokį tai panašų efektą. Tai susitarkim taip, kad tai, ką jūs filmuosit lauke, tada šitos taisyklės apšvietimo negalioja, bet jeigu filmuosit viduj, tada naudosite šitą taisyklę ir 3 apšvietimo taškus. Ok, gal turit klausimų iš tos temos? O apšvietimas, tarkim, kai mes filmuosim kambariai viduje, tai tos lempos, principas, jos bet kokios gali būti? Bet kokios lempos, kokios gali būti lempos? Geriau, kad jos būtų, galit naudoti, pavyzdžiui, paprasčiausiai, va, iš garažo atsinešiu parodyti, statybinis halogenas. Labai gera lempa yra. Jeigu turit ten kur nors gal pas tėvus garažai, kokiam yra, pasimkit porą tų halogenų ir su jais puikiausiai galima apsišviesti. Bet didesnė? Gali būti, jinai turi būti stipresnė. Bet jeigu jos bus 2 vienodos, galima tiesiog toliau vieną pastumti ir kai yra toliau, tai yra 7 apšviečiamas objektas. Galit, pavyzdžiui, nusipirkti tokių lempų. Aš specialiai neėmiau visą prožektoriaus, o tik tai dalį jo. Nes senukose, tarkim, yra pirkti va tokių lempų, jos įsisuka į paprastą tą cokolį, stalinės lempas galite naudoti. Kainuoja gal 12-11 litų va šitokia lemputė. Ir jinai jums taps puikiu prožektoriumi pasišviečiant. Tai galite, tarkim, jeigu jau norit tikrai rimtesnį apšvietimą išgauti, nusipirkti 3 tokias lempas, įsisukti vietoj stalinės lemputės ir naudoti savo filmavime tokį apšvietimą.
Dabar dar vienas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, nesumaišyti skirtingų šviesų. Okay? Dar vieną dalyką galite nusibrėžti. Spalvos temperatūra. Girdėjai apie tokį dalyką? Spalva. Reiškia, kiekviena šviesa turi savo spalvinę temperatūrą. Ir kai jūs, tarkim, filmuojate, auditorijoje yra dabar visos lempos vienodos, jos šviečia tą pačią spalvą. Jeigu jūs filmuotumėt, tarkim, naudodami ir šitas lempas, ir dar, tarkim, kažkokį tai halogeną, jau jų spalvinė temperatūra gali pradėti skirtis. Ir koks yra principas, kad kuo temperatūra aukštesnė, tuo yra šviesa mėlynesnė. Galim pasižymėti, ne, rodiklė, pavyzdžiui, į viršų, į priekį, reiškia kyla link mėlynos, leidžiasi, reiškia mažėja temperatūra link geltonos. Ne? Kuo temperatūra aukštesnė, tuo šviesa mėlynesnė, kuo temperatūra žemesnė, tuo šviesa geltonesnė. Ką tai reiškia? Jeigu mes išėjome į lauką ir ten yra aukšta temperatūra, ne, ta prasme, oras šiltas, bet spalvinė temperatūra šviesos. Saulė šviečia maždaug 5600 kelvinų ta spalvinė temperatūra yra saulės. Halogeninės lempos temperatūra spalvinė yra daug žemesnė, yra apie 3200 kelvinų. Tai reiškia, lempa halogeninė lempa, lyginant su saulė, jinai švies geltonai, saulė mėlynai. Mes žmonės tokio didelio skirtumo nematom, kadangi mūsų smegenys labai greitai adaptuojasi. Bet kameros tai labai gerai mato. Ir vėlgi, jeigu žiūrėsite nustatymus, yra nustatymai, kai galima pasirinkti tą white balance vadinamas, ar ne? Baltos spalvos balansas, tai ten galima pasirinkti, būna paprastai nupiešta lemputė, saulutė, debesėliai. Tai reiškia, kad prie kokio apšvietimo jūs filmuojate arba fotografuojate. Jeigu jūs filmuojate prie halogeninio apšvietimo, tai galite ir pasirinkti tada tą lemputę. Jeigu filmuojate, fotografuojate lauke, galite pasirinkti saulutę. Bet jeigu jūsų apšvietimas nesimaišys, nebus skirtingų šviesos šaltinių, tarkim, saulė ir halogenas, tai tada kamera paprastai automatiškai puikiai susitvarko ir galite ant automato palikti ir jinai jums nufilmuos. Dėl to pasistengkit nesumaišyti skirtingų šviesos šaltinių. Jeigu naudojat halogeninės lempas, tai kad visos 3 halogeninės ir būtų. Nebūtų viena dienos šviesos, o 2 halogeninės, nes tada gali jau susimaišyti jums apšvietimas. Tai bus arba mėlynas, arba geltonas veidas gaunasi. Tai mes to nenorim. Tai va, tai spalvinė temperatūra, dar jeigu norit kam aktualu ir norit tai pasigilinti, dar galiu pasakyti, kad matuojama kelvinais. Ir jeigu ieškosit lempų, pirkti, tarkim, dienos šviesos lempos, tos taupiosios, kur būna lemputės. Ten irgi dažnai rasite, būna parašyta 3200 K, 5600 K. Tai tai reiškia, kad spalvinė temperatūra lemputės yra 3200 kelvinų geltona lempa, 5600 kelvinų, jau toks melsvesnis, mėlyna lempa, paprastai tariant. Šitą mes turim apšvietimą lauke, šitą mes turim apšvietimą paprastai iš halogenų ir iš tų skaitrinių lempučių, kur anksčiau būdavo naudojamos. Okay? Tai prisimenam, apšvietimas yra 3 šviesos šaltiniai, yra pagrindinis užpildantis, tai yra 2 iš priekio ir 1 iš galo. Ir kitas dalykas, spalvinė temperatūra, spalva, reikia žiūrėti, kad tie šaltiniai būtų vienodi, kad nebūtų truputį halogeno, truputį saulės, kad nesimaišytų.